šių metų tikslas yra 100 km per 2 dienas. Nemalonu, kad ta saulė nusileidžia. Oras subjuro, vėl pradėjo snigti. O dabar esu pasiekęs 50 km ribą. Tokia mano poilsiavietės 500 km. Taigi yra apie pusė 10 vakaro. Na, tiems, kurie dabar mane žiūrit, tai aš iš tikrųjų nežinau, koks bus mano sprendimas. Ar eiti toliau ar pasitraukti iš žygio. Greitas žinos. Dabar yra po 8:20. Laukiu, kol mane paims. Taigi, labas rytas. Dabar yra po 8:20. Aš vis dar savo stovyklavietėje, tačiau jau susikomplektavau. Laukiu, kol mane paims. Gerai, juokauju, nieks manęs čia nepaims. Tiesiog nusprendžiau ilgiau pamiegoti. Manau, padariau gerai, nes dabar jaučiuosi žymiai geriau. Pailsėjau, pavalgiau, prašvito. Praradau 2,5 valandos, tačiau šiandien eiti yra 10 km mažiau negu vakar, 45 km. Todėl manau, iki 8 vakaro, tai yra per 12 valandų turėčiau ateiti. Dabar pasižiūrėkite, kaip atrodo ta stovyklavietė. Paprasta tie, prie pat vandens. Tualetai net nebuvau pažiūrėti, ar yra, nes rankinų nėra. Galimai ten nieko gero su jais net nebuvau. Jungiuosi maršrutą ir let's go. Štai toks tolimas kelias dar prieš akis. Toli. Pasitinku šunyčiai mane. Mano įdomu, kas čia bus. Dar tokie nemaži, sakyčiau. Na, pažiūrėsiu. Taigi, pirmas sustojimas. Dabar turim 10 valandų 43 minutės. Tai realiai einu beveik 3 valandas, nuėjau 12 km. Akivaizdu, mano tempas yra lėtesnis negu per valandą 5 km. Įveikiau 67 km nuo vakar, o šiandien įveikiau maždaug 12 km. Ketinau sustoti žymiai anksčiau, ten buvo kažkoks tai partizanų memorialas. Šiaip man patinka pasižiūrėti tokiose vietovėse, nes vis tiek matai tą aplinką, kurioje buvo nužudyti arba žuvo partizanai. Bandai kažką įsivaizduoti, nes esu skaitęs daug knygų, tačiau knygos neatspindi tos tikrovės ir realybės. Bet ten negalėjau sustoti, nes kaimo šunys, kaip tie kaimiečiai, nesuprantu, neprisiriša tų šunų. Čia irgi buvo neprisirišę. Tik tai išlindau į pamiškę, iš karto pamatė, pradėjo lot. Kaimietis žiūri per langą ir jam nei šilta, nei šalta, kad šuo gali praeivį užpulti agresyviai. Nusprendžiau nesustoti, eiti toliau. Ėjau ir štai 12 km. Tai visą laiką sustojom. Iš mano komplektacijos energetinis batonėlis ir išsitraukti atsigerti iš kuprinės vandens. Pabūsiu čia maždaug iki 11 valandos ir tada bandysiu stumtis į priekį. Kelio dar daug, labai daug. Ir dabar prasidėjo miškas. Ir tas miškas turbūt kone iki pat Alytaus bus. Tikiuosi pareisim namo.
Esu apie 75 km riba. Reiškia, šiandien čia yra mano 20 km. Pirma valanda dienos. Atėjo laikas papietauti. Tai ką, bandysiu lįsti šitą eglynelį. Čia kažkur atsisėsiu, toliau nuo kelio. Čia nieko nekrišiu į akis. Reikės kojas krimu išsitepti, nes jau traukia šlaunės. Blauzdas žinoma irgi. Kilometrus surinkti darosi vis sunkiau. Nebenueinu 5 km nesustojęs. Bent vieną greitą pauzę turiu dažnai padaryti. Reikia lysti toliau nuo visų akių. Jie man netrukdysia, aš jiem netrukdysiu. Kažkur čia turėtų būti visai neblogai. Tamsiau šiek tiek šitą mišką. Sėdu, pietauju, tepuosi kremu ir judėsiu toliau. Nu ir kas čia dabar pasidarė? Sninga. Eik to sau, prireikė žiemos čia mums dabar. Na tegul sninga, einam toliau. Tokia įdomi keista vieta. Lietuvoje kelias. Ir jie be kelio pusės milžiniški šlaitai. Atrodo gan įspūdingai kaip Lietuvoje. Artėja naktis ir reikės dėtis prožektorių. Bus sunku filmuoti. Tai man likę 300 metrų iki Plentos kaimo sankryžos, iki asfaltuoto kelio pagrindinio Balkasodis Miroslavos. Tai dabar biškį ilgiau pailsėsiu, tam kad paskui galėčiau be sustojimo pražengti visą Balkasodį. Praidėjau iš tų maršrutėlių, tai iki čia paskutiniai keli kilometrai, tai atrodė ganėtinai įspūdingos vietovės. Niekada čia nesu buvęs, niekada nesu girdėjęs, kad čia taip gražu, bet bent jau dabar, kai lapų nėra, matosi kalnų masyvas, tai vietovės atrodo tikrai įspūdingos. Paliko gerą įspūdį. Manau, dar kada nors tikrai čia sugrįšiu, gal ne taip toliai eidamas, gal su transporto priemonė, bet čia sugrįšiu. Tikrai nuostabios gražios vietos. Taigi aš dabar maždaug prie Tulkūnų ežero. Likę apie 14 km iki Alytaus. Viskas įmanoma. 14, iš tikrųjų tai nėra daug. Bet per tuos 14 tai bus nežinau kiek sustojimų. Daug bus sustojimų. Manau, grįšiu apie 20 valandą arba šiek tiek vėliau. Ką dabar dar galiu pasakyti, tai nežinau prieš kiek čia laiko, prieš dabar jau kokias porą valandų išgėriau nuo skausmo vaistų, kaipgi čia dabar vadinasi.
ibupromas. Tai nežinau, arba kremas suveikė, nes kojų nebeskauda šlaunų, arba tas ibupromas vis dar veikia. Kremu išsitepiau visas kojas, lyg šlaunės, tiek šlaunės išsitepiau. Na, o aišku, tokia skausmo kaip padų, tai turbūt kol eisiu, jokie vaistai nenaims. Bet iš tikrųjų, tai su tuo ėjimu kaip ir apsipratau jau. Aišku, darau dažnas pertraukas, nieko nepadarysi, bet maždaug kokius 3 kilometrus galiu nueiti nesustojęs. 3 kilometrai irgi yra daug. Kad atėjau čia į miškelį, neturiu ką parodyti iš tikrųjų. Čia šiek tiek atsigausiu, atleisiu kojas ir judėsiu toliau. Pasižiūrėsiu, kiek tiksliai tų kilometrų likę ir kur sekantį sustojimą darysiu. Tai vat, kaip ir sakau, viskas gerai. Vienatvė daro savo, bet manau tikrai pareisiu savo jėgom. Taigi, neplanuotas sustojimas. Aš dabar esu kažkur į rytus nuo Radžiūnų. Einu keliu į kelią, kuris eina nuo Tarzanijos iki Asfaltuoto kelio Alytus Talokiai. Man iki Alytaus likę, net nežinau kiek čia likę, iki Alytaus maksimum 4 kilometrai, o iki namų dar +2, tai apskritai maksimum 6 kilometrai. Prieš maždaug valandą akumuliatorius rodė 18%. Galvoju, paimsiu ir įsijungsiu pakrovėją, powerbanką. Tai bandau nuo to laiko iki dabar, kol galiausiai telefonas ėmė ir išsikrovė. Nežinau, ar matosi. Rodo, kad pakrovimo lizde yra vandens arba pakrovimo lizdas yra netinkamas. Ką galiu pasakyti? Lizde vandens nėra, nes šitas telefonas, šita sistema, nežinau kodėl priima tik tai savo originalų kabelį. Čia kabelis neoriginalus, jis yra GoPro kameros. GoPro kamera krauna iš karto puikiai be jokių problemų, o šito seno triperio nekrauna vien dėl to, nes neoriginalus kabelis. Tai norėčiau paklausti tų, kas išrado šitą sistemą, kaip man dabar išsikviesti su telefono pagalba. Jeigu aš čia dabar susilaužiau koją, negaliu niekur eiti ir man reikia išsikviesti pagalbą, tai kaip man ją dabar išsikviesti su šituo telefonu? Nekrauna vien dėl to, nes neoriginalus kabelis. Kuo jums aš, pavyzdžiui, nesuprantu? Problema yra, kad neoriginalus kabelis. Kam jūs tų saugumo sistemų tiek pridėgė? Man nereikia telefono, kuris va tokias nesąmonės darytų. Vargelį. Nervų taip neimtų, bet taip ir nepavyks man savo 100 km užfiksuoti. Tikrųjų, tai nervai nelaiko. Kągi, dar viena stotelė. Tikiuosi, mano paskutinė stotelė prieš grįžtant namo. Mano 100 km yra Simno Sirijų žiedas. Tai yra ta riba, kur aš kirsiu 100 km. O iki namų dar reikės paeiti. Buvo visai įdomi kelionė. Tie nemalonūs techniniai nesklandumai pridarė man daug problemų, tačiau to galutinio rezultato nepakeis ir aš grįšiu namo. Ar esu išsekęs? Manau, kad ne. Ar esu pavargęs?
Taip, aš esu pavargęs, bet ar labai pavargęs? Prisiminus kai kuriuos kitus žygius, stebėtinai gerai laikausi. Turbūt galėčiau dar kažkiek nueiti kilometrų. Žinoma, mano pėdos tai jau prastos būklės ir turbūt pleistrus reikės nešiot dar ir grįžus iš laisvadienių į darbą. Ką reikės darbė pasakyti, iš kur tos pūslės ir kad negaliu dirbti savo darbo. Ką nors sugalvosiu. Juk nesakysiu, kad jau 100 kilometrų. Niekas nepatikės. Bekimarindamas pastebėjau, kad štai mano krepšys neužsegtas. O kada jisai atsisegė? Geras klausimas. Net negaliu pažiūrėti, ką pamečiau, nes neatsimenu, ką turėjau. O taip ir būna. Jeigu ko pasigėsiu, tai reiks važiuoti iš ko. Turbūt paskutiniai mano kelionės vaizdai, kaip ir paskutiniai keli šimtai metrų. Ko jis tiesiog bado einant šitai šaligatviais. Šita žemė kažkaip netaip skaudėdavo. Norėtųsi sustoti, pailsėti, tačiau jau netoli reikia nesustoti, tu grįšime. Taip nesaugu čia mieste naktį vaikščiot, stengiuosi per perę kiekvieną kartą eidamas įsijungti prožektorių. Pavojinga čia. Sėstyvių mūsų neįdomu. Paskutinių kilometrų mano dabar greitis, tai neįsivaizduoju. Maksimum 3 km per